Ką čia reikia prie to kompo? Filmo negali žiūrėti. Tėvui yra blemba užkris. Gal kokį video reikia nufilmuoti. Apie Minecraftą gal kokį 11 slime epizodą išleisti. Nes žaidėjai vėl bus man daiktų primėtę. Blemba, gerai gyvenu. Boms, esu man deda, aš dabar unikoms tapo. Ką čia play spaudžiam. Multiplayer. Oh my god, 101 žaidėjas. Kais deba. Bus kas palpain. Not slime. File to connect to the server. Užbanintas. Turim tai. Cheatas. 2 dienas. Kurva tiger. Per tave dabar 2 dienas nerodysiu savo mieliausiams prenumeratoriams video. O jie man pinigų netneš. Nu blet. Kuris čia pydas skundė mane? Mat slime formos. Kur tos taisyklės? Kokios du blet taisyklės? Nusiskundimai. Cheat. Naujausios temos. Davai. Kur rauks? Kažkaip nepasispaudžiu blemba. Ryk. Nu blet. Vagi intiko. Nahui negaliu. Reik savo įsivesti. Jūsų vardas. Jūs teriuksas. Žaidėjo, kuris skundžiate vardas. Rensas. Nu padla atsijimsi. Kodėl skundžiate šį žaidėją? Cheatų naudojimų serveryje. Įrodymai. Screenshotas. Matosi cheatai. O mano video. Lamaiks 123. Nesu tikras, kodėl žmogus darantis video su cheatais laisvai žaidžia serveryje. Laisvai žaidžiu serveryje. Nes 90 metais Lietuva atgavo nepriklausomybę ir tapo laisva. Todėl laisvai ir žaidžiu. Jeigu žinai šitą datą. Ir toliau. Čia legalu naudoti cheatus ir hacker klientus, ar aš kažką netaip suprantu. Taip, serveryje negalima naudoti. Tikrai taip. Bet kokio bybio tu mane skundai. Ką? Paskundiks. Ką darom su skundikais? Nusktom blemba. Ir aš nekeisiu. Žaidėjai nubalsavo, kad aš žaidžiau šitame serveryje su cheatais. Nes tai yra cheatų serveris. Ir jeigu adminai negali ar negali sau leisti instaliuoti anti-cheat sistemos, nes blemba taigi už unbanus tai gauni pinigų po eurą. O dar modai yra sakęs, kad servas tikrai ne pinigų, bet čia drambliuko svajonės blemba. Ir kol jie neinstaliuos kokios anti-cheat sistemos geros, o ne no cheat plus kaip dabar yra, tai iš vis lieva tai yra. Tik fly neleidžia ir viskas, kuris užuzūni. Ir tikrai tada, kol neinstaliuos, tol ir žaisiu su hakais. Nes mano mieliausi prenumeratoriai taip nusprendė, ponas Justeriuk. Ir aišku, tiger mane užbanė. Užbanintas. Ne pirmas kartas. Jo, ir ne paskutinis. Kaip per video cheatus naudoja. Per video. Ir ne tik per video. Tema rakinama. Džiaugską negaliu papaustinti, blemba. Blemba. O Justeriuksas. Blemba, tik Justeriuksas irgi yra youtuberis. Turėjo jaustigi mes kraujo broliai, abudu youtubinam. Bet blet, turbūt nori daugiau pinigų. Nes jo kanalas Justeriuksas. Prenumeruoti 157. Jis man daugiau. O, negaliu užsiprenumeruoti, blemba. Kas čia? Koridorius, ne? Vaizdo įrašai. Kas čia per vaizdo įrašai pas jį? Matsim Slimecraft gameplay. Prieš 5 dienas įkėlęs. 77 peržiūrės. Aš įkėlė prieš 2-3 dienas jau būn 500 beveik. Tikrai konkurentas. Nu palauk. Kiek čia tų video? Ko tik mažai? Pasun irgi per daugiausiai. Nu blemba, atsimsi jūs tariuksai. Žinai, ką aš tau padarysiu? Blemba, nežinau. Nu palauk. Google'ai parašysiu. Google. Čia gali rasti viską, ko man reikia. Kaip pakenkti skundikujo. Klaustukas. Psicholokai. Skundikai nemylimi. Supranti jūs teriukai? Aš tais nemyliu. Ir tu esi dabar žiauriai pažeidžiamas. Kodar čia? Kur riba tarp skundiko informavimo? Jie vaikai. Skundimas. Priešingai. Naudojimas siekiant kažkam pakenkti, kad kažkas gautų bausmę.
Na ne, taip įsivaizduoju, aišku. O skundikas gautų gerą, teisingą vaiko, mielas justeriukai, etiketė. Google neatsako, tu esi vaikas. Google neatsako. Tai ko aš dar galiu pasakyti? Ką dar čia? Kolegė. Kokia aš tau kolegė, bliamba? Ką čia nusišnektas Google? Va, justeriuk, sužinosime, ką darom su skundikais. Tu įsivaizduok, kad esi tas gražus apelsinas. Žalias apelsinas. Tu tas skundikas. O aš esu tas big vyras. Pažiūrėk, kokius mano raumenys. O dabar žiūrėk, ką aš tau padarysiu. Ir kentėk. 3, 2, 1. Matei? Tave sutraiškiau. Tavęs nieko nebeliko. O tavo draugas taip įsižiojo, kad tilptų net visą Kinijos sieną. Tai va, žmonės, čia buvo toks pirmasis tokio tipo video, kad nieko nežaidžiu, taip susukau tokį video ir taip šitas video skirtas žaidėjų justeriukui. Ir jeigu tu dabar žiūri, tai ačiū visų pirma už idėją, kad padėjai sukurti tokį video. Ir nekreip dėmesio, ką aš ten sakiau ant tavęs. Tai aš taip tais nepažįstu, nenoriu stumti ant tavęs, tik taip žiauriai ačiū už idėją, kad tokio tipo video leidai sukurti. Šitas video būtinai paspauskit prenumeruoti, subscribe mane, palaikykit mano video, komentuokit, ką manot. Ir iki kito karto.